Sveiki visi, čia aš Tankė Online ir šiandien pažaisime Minecraftą. Keistai pasveikinau. Širtumas pavadinsim Tankė Online IT. Va, tai bus pavadintas mūsų pasaulis Survival. Jo, viskas gerai. Gal geriau startinį tą pasidarysiu skryną, kad nereikėtų rinkti pradinių itemų, nereikėtų stabdyti. Tai vat, šiaip darysiu neilgus video. Normalius, bet neilgus. Tai 8-9 minučių video tikrai darysiu. O taip tai jų bus gana daug. Iki tol, kol man atrodo baigsiu. Gerai, dabar reikia rasti skryną. Iš pirmo reikia išgrauti deglus. Mirk. Tai palaukit, tuoj biški techninės sklandumai. Nežinau, gal dabar viskas normaliai girdėsis. Dėl to, kad čia buvau biški pasijungęs ne tą, ką reikia. Va, tokie mano startiniai itemai. Tai dabar turbūt keliaujam į požemius biški, prisikasti cobblestone'o, tada grįšim. Pasidarysim ten viską cobblestone ir prisikasim medžio ir pastatysim gal namą, bet man atrodo, namą statysim antrame epizode. Iš tikrųjų aš nežinau. Turėtume statyti antrame epizode namą, nes dabar nelabai išeitų. Tai turbūt kasim tol, kol... Tai aš sustabdysiu trumpam video, kol prikasiu cobblestone'o. Ir jeigu ką rasiu įdomaus, cave'ą arba ką nors, tai tik vėl įjungsiu filmavimą. Tai greit grįšim. Nu, sveiki, mes grįžom ir nieko įdomaus neradom, nebent 8 deimantus. Ir beveik 2 stekus, ne deimantus, o tuos irono. Ir vos ne 2 stekus cobblestone'o. Tai gerai, dabar į paviršių, čia radau ironą. Dabar keliaujam į paviršių, kol netėjo naktis ir man atrodo, kai kas, pavyzdžiui, mano brolis vėl padarė be zombių. Tai pradedam tokį įdomesnį žaidimą. Pavyzdžiui, nukalam šitą viščiuką, tai tikrai būtų įdomu jums pamatyti. Gal. Ir ką radom? Spawnerį. Įdomu. Bet palaukit, tuoj pažiūrėsim. Taip labai netikėtai. Spawneris gal čia, arba šiaip taškas iškilę. Bet kad šiaip tai aš abejoju. Kardo neturiu, tai dabar tik biškį prakasiu. Ne, iš vis dabar nekasiu, nes nieko neturiu. Tai šitą medį pasidarau. Tuoj va greit pasidarau pikeksą kardą, arba ne, geriau pirmą čia prasikasiu medžio ir po to galėsim keliauti čia. Tai dabar man atrodo pikeksą man lažiau nereikia, tuoj va prasikasiu medžio daugiau ir kol kas reikia tik kirvę. Tai va, tuoj va čia prikasim įvairių medžio. Darysiu jaučiu tokius lyg laiptelius dėl to, kad bus patogiau po to nulipti, ne tai kad nulipti, aš lipsiu kas tą medį, kurį aš palikau, tai čia bus žymiai geriau. Nu, turbūt ten nespawneris, turbūt aš apsikvailinu, bet nesvarbu. Tarkim, nu, tai jeigu ten nespawneris, tai reiškia, nu, tiesiog. Turėsim tokių blokų, kaip labai panašių iš viso, tokių kaip spawneriai, pavyzdžiui. Jeigu rastume kokį, nu, vis tiek, ar taip aš griausiu tą spawnerį, nes aš nemėgstu zombių. Ir zombių, ir visokių zombių, varų, skeletų, iš viso man nepatinka zombių, bet pasirodo dėl YouTube'ės aš pasiryžau su zombiais ir tai
tai dabar prisikirsiu medžių. Čia turbūt, daug turėtų būti čia medžių šitam. Vieno medžio už čia kaip 2 kokie, 3 medžiai. Normalus. Tai iš vieno medžio vos ne visas tekas, tai pusę pasidarysiu tokio medžio. Dabar greit pasidarom pagaliuko ir pikeksą, 2 pikeksus pasidarom. Nes aš žinau, kodėl. Dar vieną kartą reikia pasidaryti. Ir viskas. O medžiai nelabai, dėl to, kad... Gerai, dabar išsikasim šitą, Toliau prasidedam vietoj šito va šitą ir galim pasižiūrėti čia nespawneris. Jo, čia nespawneris, čia akmenų krūva. Nesvarbu, turėsim tokių blokų. Visiškai apsiekiau, bet nesvarbu, koks skirtumas, niekam neįdomu, jums įdomu, kad apsiekiau, normaliai, gal po šituo yra, pirmą kartą matau šitokį dalyką, visko aš nekasiu, va tiek užteks, man atrodo, tai viskas, gerai. Tai aš nebėgsiu, maisto neturiu. O, dar daugiau tokių akmenų, kiek čia daug. Tai nepraleisiu progos ir jų prisikasiu. Biški daugiau. Biški, nedaug, bet biški. Parašykit į komentarus, jeigu žinot, kodėl čia taip yra, nes aš pirmą kartą gyvenime matau tokią dalyką, tai prašau pasakykit, parašykit į komentarus, kodėl taip yra. Nes, aš pats nežinau. Tai, prašau jūsų pagalbos pirmą kartą. Turbūt mėsą kur nors paleidau, bet nesvarbu. Tuoj paimsim tą mėsytę. Kaip ateis naktis, tai turbūt kasimės biškį giliau į žemę. Ten avių matau, lovą reikės pasidaryti. Nes reikės lovą pasidaryti todėl, kad matau avis. Oho, koks aš protingas. Reikėjo pasakyti, kad lovą pasidarysiu, kaip iškelinsiu tas avis. Gerai, man biškis skambina tuoj greitai. Gerai, grįžom, man sutrukdė kai kas, bet čia nieko baisaus. Gerai, einam ten avių, matau kaip tik 3, bet tai čia pilna tokių krūvų. Čia turbūt paukščiai iš dangaus šika tokiam krūvom. Nes, čia žiūriu per daug jų. Taip pikeksą suvarysiu. Aš taip ir galvojau, kad jų čia bus daugiau. Bet, kad tiek daug, tai ne. Gerai. Iškilinam šitas avis. Ir jaučiu kol dar nenumirėm iš šalčio, reikės dingti iš čia. Nes čia labai kažkoks keistas biomas, kuris man nepatinka. Ir kuo greičiau rasim kitą biomą, to aš jaučiu saugesnis. Tai pavyzdžiui dabar bėgam iš čia. Nebėgam, einam, nes tuoj dar ateis naktis. Šitam biome po žemėm nenoriu būti. Nuo radiacijos čia viskas nuplikę. O, kiaulės, karvės. Iš bato gal matau kol kas, kad numirsim. Kol kas. Čia geras naujienas. Jo, iš bato dar kol kas nemirsim. Taip, čia paukščiai šika tokiam krūvom. Nes žinau, kad paukščiai šika daug, tai vos ne kiekvienam tarpelį yra po tokį pavyzdžiui dalyką. Ir tuoj baigsiu filmuoti ir jaučiu gana tikrai. Ir manau susitiksim kitam video, kaip ir tyrinėsim šitą keistą urvą. Gerai, iki greito.